O, labas, chebryte, labas. JJ Fishing, YouTube'ės kanalas, jis žuvauja. Labas vakaras visiems. Esu miške, tokiam giliam miške. Ką turim po 5:15 vakarą. Va, butagėliais užmečiau, da pašarą nemečiau, nieką. Butagus tik užmečiau viską. Spėkit, mėginsim lyną medžioti. Vėjas po kol kas labai didelis, ant lyno labai dabar bus sunku, tikrai bus labai sunku. Lauksim ant vakarą, gal netyčia nurims. Mėginsim chebra lyną pamedžioti šiemet, antrą sykį dabar galvoju, antrą. Tas, kai buvau pirmas sykį, neatsidariau, blynas prisvila, šiandien vėl ekspronto maniškę staigiai išleido. Davai, pizdu, sakau, atsiprašant, važiuoju. Esu miške, giliam miške. Tai, lynai, gal kaip norėčiau pačiupinėti, atsidaryti. Jūs neįsivaizduojat. Visi jau seniausiai atsidarė, po kai jau atsidarė, daug lynų pagavę. Man matai, ką aš tik antrą sykį, dabar tai tas chebra, tai žvejosiu. Gal kaip nors atsidarysiu. Ate, mėginsiu jau kas užfiksuoti. Ką čia, nieko čia laukti. 5:30. Aišku, paranksti gal dar. Bet bus gerai. Miškai pasišersim. Klipt. Porą ten. Jetau. Porą ten. Visas plots bus pašert. Pašariukas eina, kilogramas. Marcipaninis, pats paprasčiausias. Korsaka, marmaksa, kukurūza, viskas. Sveikas zyką turiu, palaukiam lyną. Pašarą dabar sumečiau, va tokias bambukės. Ramybės dabar neduoda. O, kokias gražias. Gražias bambukės. Dabar ramybės neduoda tokias. Tada pilna jų čia atrodo. Apaugi vakar. Hebra. Tokia sukėlė šiaip dabar šušaras labai man ramybės neduoda. Bet jau 3 kartus ar 2 dabar galvoju, jau buvo burbulų pasirodę lynų. Tai jau atėjo liniokai, dabar tik tais reiks laukti jų kliovą, bet matai nėra kaip dabar, kada čia visą laiką šušas man dabar, o jau lynai matau atvarę burbuliuoj. Gal sulauksi hebra. Va, kokias gražias. Tos man dabar ramybės neduoda. Bambukės, gražias, kokias spalvas, teik, tu savo hebra. Ramybės neduoda, viską jėda. Reikia laukti vakarą. Hebra, po kol kas taip. Vanduo nurimo. Pagaliau. Va, kolega ten pasislėpė žvejoj. Matas kepuriuks. Ne vien sėdžiu. Laukiam lyną. Raudės kojas ramybės neduoda. Neįmanoma. Va. Burbaliuoja. Biški išlenda. Vis dėl tada tokia skimba. Kur čia nesimato. Va, kokias gražias bambukės. Kiek valandų turim? Be kelių minučių 8. Gal bus, va, gražiai burbuliuoja. Gal bus kažkas. Va, kai gražiai ten burbuliuoja. Jeigu matas, gražiai verda.
Vėl bambukė. Kaip burbuliuoja gražiai. O, verda. Va, gražu. O, kai gražiai verda. O čia davins atplaukęs. Kaimyns dar nieko neturi, bet irgi laiko klausims. Kiek turim po 8:17. Realiai 8 valandą pirms buvo. Pagaliau gal šušaras tiek nebeims, bet dar tarša. Gal paims. Va, ką verda. Matas, kažkai. Va ten buvo plūdelė. Baisiai, baisiai. Bet neėjom. Pagaliau turiu. Opa. Opa. Pirmas šiais metais. Paparapapam. O, koks gražuolis. Oha, raminkis. Nu, atiduok, kablį. Aha. Pirmas. Valio. Labas vakaras, ribokai, jūs vėl JJ Fishing kanalą YouTube žiūrėt. Antras dublės, antrą ribalkę, va kolega Pliks ką tik iš po škvalą atvarė, užėmė vaikystės mano upę vietą. Tiesa, aš dabar irgi iš namų atvarėm ant vakarinę, mėginsim medžioti lyną. Pirmą dalis jau matėt laidoj, vieną lyną padariau. Čia dabar sekantį dieną, ten tas baigiau, o kolega kim vėl. Ir aš šiandien dabar su kolega dviese, aš jau atsidaręs lynų sezoną, dabar kolega mėgins lynų sezoną atsidaryti hibrytę. Ir mėginsim užfiksuoti pašariukus padarė kolega. Čia biški tokia brūda yra, marcipaninė. Vieta tokia graži. Marcipanis su karšiniu, papas marcipanis marmaksas. Tai žiūrėsim, hebra, mėginsim užfiksuoti ir kažką gal pušiais pagauti. Ką tik dabar sakau, oras sugražėjo, nes ką tik žinėsini škvalas labai stiprinoja su leduku iš čia. Kolega šlaps visos. Ir aš dabar irgi atvariau, susimečiau, dabar pašarą dar nemečiau, dar palauksiu biškai ir mėginsim užfiksuoti kibimus. Jau kas gal išeis ir rezultatą parodyti. Jums smagu žiūrėjimo. Įkeliu, kaip mūsų atrodo. Kolega čia labai negražiai pliks atrodo. Ten dviese sėdžiai yra kolegos. Ir dabar čia po dešinę ką tik atvarė žmogelis. Mes dabar čia sėdėm. Pasaka, lynų rojus, hebra. Lynų rojus. Žiūrėsim, ar bus nebus. Išpošta škvalą. Gal jam čia bus dabar įsigandai panašiai, arba ne. Gal kaip tik bus gerai. Tur kolega. Tur kažką gražaus. Palauk. Eitum da, pabėga. Palauk. Ištemp. Duok, išeiti. Aš sugraibsiu, paimsiu. Į medį. Neskubėk. Neskubėk. Nepakelsi, nutrauksi. Duok. O, kolega. Pirmą turi. Kažką turi. Tik neaišku, neįkristų ten.
Karšis? Lins? Lydeka? Dar geriau. Lietu betrūko. Neskubėk. Oi, po mėžės palenda, ne? Va šakės įtarė, ne? Padėti gal tau? Nulaušiai meškerę. Supranti, reikia eiti čia ir traukti. Palauk. Ateina. Aha, kolega kažką turi pagavęs. Aha. Kur iš čia yra? Aha, čia šalimas. Man lymas, vaidai. Lydeka. Gal tu betrūko. Hebra. Risukot kabin. Parodė biškai kameras. Krakadėlas. Risukot kabin. Nu, tokia situacija, hebra. Ką turim? 8. Dar pusę valandos jau pradėjo burbuliuoti viską. Matas vaikšta lynui. Aš tik Izraelį dėl tik vieną kliovą turėjau ir lyninę. Bet nepaė. Kolega porą turėjo, bet irgi nepaė praganė. Ir kiek žinau, dabar irgi neseniai čia pagavo peiliuką. Nu, realiai legalą vos ne. Bet, nu, toks kem 5, gal kem 8, apie legalą, bet teka, nu, kažkaip bent iš akies nusprendėm, bet pabėga. Nu, kangas ilga vis dėlto. Nirko norit, čia faktiškai diena, kad taip turėjo būti. Tai sėdėm, laukiam, mėginsim. Pas mane čia labai mažas mylis. Pas kolega tai geresnis metras su biškė. Pas mane čia pusę metro netgi nėra. Labai reikia sėdėti ramiai, nes mažas labai tiks, 30 somų, gal gylis geras. Pas mane tai atein, matas, kas nukartą atein liniokai. Iš kolegų čia va viens žmogelis sėdžiau pagavo lyną, ten irgi dviesės sėdžiau irgi pagavo lyną. Mes dar po kol kas dar neturim hibrytę. Laukiam vakarinę to vadinamo, bet to matas vaikšta, bet pas mane sako, tai pabada, taip, o tai tik vieną konkretų turėjau lyną kibimą. Antrą. Kolega jau antrą pagavo, girdim, kad Valaškuoj nueisi pažiūrėti pas jį gamba. Jau mūsų du jau paėmė. Gerai, jungia lauką. Kolega lyną turi. Palauk, karturėlė. Palauk. Ai, ešerys. Ešerys. Palauk. Merkia vandenį. Aha, gražiai. Koks gražuolis. Juodas. Dar pitaka. Oi, palauk. Sorry už filmavimus tokius negražius. Nešia man su kojom tos stovus. Parodyk į kamerą. Palaviškai. O, koks. Ešerys gražus. Ešerė. Tau reikėjo gal kažką daryti, nes tau paguldė dabar taip į laiką. Žiūrėk, bambuk rimtai. Nieko būtų nešę, supranti. Nieko nebedaro. Daro, o? Yra. Ai, ne, žolės. O tai gražiai mūsų čia tą vietą atrodo. Nu, kolegai biški geriau, nes jis pasitan gėlesnė vieta yra. Čia pas mane, sakau, 30 somų gerų, po kol kas nieko. Atein kars nuo kartą, linioks matau, kad po burbulioj pasimaiša. Turim ką jau, 9:30. Ir aš dar nieko neturiu. Tai sutemsi. Tuoj sutemsi, dar nieko neturiu. Kolega, į ledekuitį, ir kuojų keletą pagavęs, ir ešerį gražų pagavą. Ir taip jam tam tų biškių kliovą daugiau, nes ten gilesnė vieta pas jį. Pas mane taip kol kas labai prastai. Aš tai, kai sakau, nelabai man kokia ta vieta čia pasisekė. Siekiau, ką atvažiavau, siekiau. Kompaniją reikia palaikyti, mėginsi sėdėti. Gerai, jungia lauką, jau kas mėginsim užgą, jeigu bus kliuvo, mėginsim užfiksuoti, davai, hebra. Ne, prieš.
O, jie! Nežinau, o sietka imta, ką daryti? Laiko. Hai, daug atkabinsiu. Jungi šį aš kamerą. Pirmas šiandien, pirmos. Sulaukiam po 10. Jie. Jung.